Nu ką, publika, sveiki. Truputį bombingė, nieko baisau. Žodžiu, kas įvyko? Buvau prifilmavęs be proto daug medžiagos visą laiką, kol nieko nekėliau. Planas buvo padaryti labai ilgą video, tokį kaip sezono atidarimo, vos ne kaip mini filmą. Kaip paruošiau Lexusą, kaip jis atrodė finale. Turėjo būti medžiagos kažkiek iš pirmo slalomo etapo. Turėjo būti medžiagos iš Jeff Festo Rygoje. Turėjo būti medžiagos dar kaip ir patys Leverį visą dariau ir panašiai. Bet dauguma medžiagos baisiai susikniso. O kodėl susikniso, tai jo šito dalyko pagalba. Tai jo, man kažkiek medžiagos pavyko sutvarkyti, atgaivinti, ne visą, bet daugumą. Bent jau tas kažkokias tai bent svarbesnės dalis, kur kažką minimaliai papasakoju arba parodau. Pačius svarbiausius dalykus dar išsaugojau kažkiek vietomis bent jau. Kaip atrodė finale, visas Lexusas dėja šitos medžiagos neturiu, bet manau vis tiek jau visi daugumą matyt, nes kas seka tas gas arba mano asmeninis Instagramus ar kas buvo Trail Hillo evente tikrai matyt. Tai jo, realiai dabar gal pradėsim nuo to, realiai kur viskas ir pasibaigė paskutinį kartą. Vėlinį kartą update'as. Jo, stengiuosi kuo mažiau filmuoti, kuo mažiau blaškytis, nes laikas tiksi, laiko mažėja, o darbų tikrai dar daug. Ką tik baigiau špakliuotis visas dalis. O, kašaras. Kuilys. Žiūrėkit, kokis kuilys, ne? Arikoti, Tai va, baigiau, kaip pasakiau, špakuotis. Visas dalis, visus nelygumus, ypač prie priekinio lipo. Pipiec kiek praskansau, bet nieko. Ką dar spėjau pasidaryti, tai užsidėti lempų papiktinimus, užsidėti ledinius posūkius. Čia buvo biškai pornografijos, nes tas ledas, kurį aš turėjau, yra, pačių jų formos yra mažesnės ir kai įdėdavo į sparną būdavo skylė ir jis normaliai neusifiksuodavo, tai tekdavo realiai, gavas taip, kad reikėjo realiai ardyti originalius posūkius. Visą švietimo, sakykime, mikroschemą dėti į vidų, reikėjo tamsinti pačius posūkius, klijuoti ir tokia žodžiu pornografija, bet rezultatas visai neblogas gavosi. Iš išvis man gal atrodo, kad taip įdomi, bet OEM. Tai va, sakyčiau, tokius rezultatas, ko visai neblogai atrodo. Dabar eisiu lyginti visas apdailas, viską ruošti, gruntuoti ir dažyti ir bandysim dėti. Ką mes vėl garažą. Turim Česką, kuris plauna volveką. Žodžiu, nesikreipkite dėmesio. Bet toliau nemiego, toliau krapštausi, laikas spaudžia, šitą šiukštą tvarkyti. Update'as. Pilnai sutvarkiau, kaip sakyti, sutvarkiau jau pabaigon juodu su šitų šrotų paruošimu. Šitos dvi dalys yra ready tikrais gruntuoti, šveist, dažyti ir viso. Šita dalis beveik baigta, bet na, kada piso, nes aš su tais toj vietoj lygumais nedainu, o lipas yra skilęs, kaip ten matyt vieno vietą, tai nežinau. Kažką tai bandysiu kurti, dar nežinau. Ir tada Českai geranoris gimum, bet spoilerį papigiai atiduoda, LTV, nahui. Bet čia žaisti jo reikia, ką tu, bet pridirbai su juo, Tai va, karočią, žaidžiam prie šito spoilerio. Šito išvažiuoju, ačiū. Nes, nu, šitas spoileris tokis biškai pagyvenęs, jame visko būta. Tai... Kiek tu sakai pragulėjai pas tą garažį? 4 metus? 5. 5 metus pragulėjai, tai va. Tai žodžiu, čia bėlio kokie ždubimai, bet žiūrėjom fotkės, dabar nerodysiu, nekelsiu, nors patys savo dalinomės, bet jo. Tai va, nežinau. Toliau, karočią, lygint, toliau daryt, toliau šveist. Savaitė liko. Savaitė liko, aš nežinau, kaip aš spėsiu, blėt. Tai po to, kad ant galo nespėsiu. Vamzdžių irgi va pasimėm, tai perverinsim, kad bakelis insidėtų ir būtų viskas tvarkoj. Palai dar irgi nepakeisti. Kosmosas, karočią, gerai, nu toliau pahalinti. Tai nu toliau pahalinti. Ir vėl garažė. Pradėjau dirbti prie priekinio lipo ir spoilerio, nes šiandien tokias oras lyja, nelyja. Tai tada darausi po kol kas tokius darbus, kuriuos galiu darytis. Tai jau pradėjau dirbti prie lipo. Česką
atidavė krekždinį lipą, tai bandau čia į biškį padaryti tokį truputį agresyvesnį. Visai biškį toks agresyvesnis gausis. Čia trapelis tokius bus, bet mes jį panaikinsim, čia ne bėda. Ir tuomet turėtų gražiai čia naisa taip jisai reguliuoti. Čia biškį reiks patvarkyti, padaryti, bet šiaip kaip ir overall'e bus gerai. Ir tada čia šitie kraštai atsipjovė nuo pačių kraštų lipo, kad gražiai sueitų su šita briauna visa. Nežinau, su šitais galiukais galbūt kažką bus galima padaryti. Pavyzdžiui, kažkokius tai tokius tipo downforce dalykus tipo. Bet nežinau. Žodžiu, bus matyti. Liveris jau užbaigtas, jau padaryti visi matavimai. Manau, poros dienų bėgiai turėčiau gauti liverį. Tada rytoj pirmadienis tai turėtų Lukas man paderinti rastafkes. Jeigu viskas gerai, viskas toliau kooperatyvuosis, manau, blemba, iš tiesų manau, kad spėsiu, misija įmanoma. Realiai, manau, didžiausia kliūtis yra nusibaigti visą spoilerį tvarkyti ryt. Lipus. Realiai, dvi dalys yra pilnumoj paruoštos. Realiai gruntuoti ir dažyti galima. Kitos dar, ypač šitas priekinis, kai čia buvo skilęs, tai dabar šitas lipas jį prilaikys ir pakomplementuos biškį esamą lipą. Dar overfenderiai, nes jeigu nori normaliai dėti, biškį bus pasižaidimo, bet jo. Kol kas žaidžiu su spoileriu, su lipu. O ką, jau po biškį baigiu su visų dalių lyginimais ir panašiai. Tai va, slenkščiai buvo, pagaliau šiaip ne taip išlyginau, paruošti ir viskas, gruntuoti ir dažyti. Galinis lipas, kai buvo paruoštas, taip jau yra paruoštas. Spoilerį biškį dar reikėjo pašpakliuot palyginti. Kitos dalys lygios, gražios, tai jas reikėjo pašveist biškutuką. Jo, dabar toliau tiesiog prie šito lipo. Jį irgi visą, tai realiai pasirodė dabar, va, kai viskas nusišveitė, įsilygino. Pasirodė, ant kiek realiai šitas lipas buvo pažeistas. Bet nieko, įsilygino, viskas dabar gražu. Aišku, nėra gražu, bet įsilyginę lygų, labai fainai. Jo, realiai, kuo toliau labiau vis optimizmas lenda. Man atrodo, kad spėsiu vis dėlto. Man atrodo, kad visą šitą šrotą aš spėsiu sukrauti. Nes, realiai, viskas visos dalys paruoštos, gruntuot. Nusišveis, manau, tenais nebus daug reikalų. Dažyt, paradžius, koldžius galėsiu užsimti virinimais. Jeigu bus atėjęs liveris, galėsiu kažkiek pradėti. Atrodo, kad spėsim. Jeigu spėsim, bus very good, very good. Ir vėl garažas. Pradeda darytis kasdienybė ir man atrodo, jau patiems pradeda užnas, bet Hebra tiesiog dabar laikinai tokius kontentas, kol viskas juda. Jo, kam įdomu, tepalai pakeisti su filtrais. Realiai liko tik žvakės, bet aš jau šiandien nebenoriu tuo apsiimti, kadangi šiandien labai daug pasidariau. Pirmas dalykas, susivirinau šitą antgalį. Dabar liks tik tais palys po apačią. Jį prisimatuot, pasižiūrėti, tada reikia kažkiek atpjauti, reikia pavirinti ar ne, ar jisai fitins ir viskas bus gerai. Tai šitas darbas taip pusiau jau atkritęs. Tuomet grožis, visos dalys, visi slenkščiai, buferis, overfenderiai, lipas šitas pabaigtas, spoileris sutvarkytas, išlygintas, visos dalys apgruntuotos. Sakiau, turbūt antrą kartą skystesnių dar kartą pravarysiu. Tada įsilygint ir tada jau bus, jau dažysiu, bet jo. Ten kaip tik Lukas jau man išsiuntė rastafkes, toj po pietų turėčiau gauti, tai jau jas turbūt dėsiu. Bandysiu dėti bakelės atgal ir dažyti visas apdailas. Tada pasimsiu rastafkes ir žiūrėsiu, kaip su jom bus. Aišku, yra pačiokų, bet neteiskit, pirmą kartą apskritai apsiima daug dalykų, tų, kurių net nemokėjau. Realiai, pirmą kartą dažau, pirmą kartą gruntuoju, tai pirmą kartą virinu. Tai jo. Ką ir vėl garažas? Tai visos dalys jau yra nugruntuotos, šveistos, nudažytos. Čia nieko nebėra, nes viskas yra jau beveik ant mašinos sukrauta. Porą smulkmenų liko pasidaryti, bet turim uždėję priekį jau rastafkes ir šitus. Liko jos tik nuimti ir perdažyti. Slenkščiai abudu dan. Galinis lipas irgi dan. Spoileris dan. Bakelis senas dan. Ką?
Vėl garažas. Toliau dirbam prie šito šiukšlės. Galavą darau. Tame, kad šitie Wayfinderiai biškai užeina ant durų, tai aš juos perdarinėjau. Čia jau viskas atmatutų sudėta ir čia tokis atsipjauna šitą dalis. Ir čia. Tai, kad čia būtų gražu, čia tokis tarpas susilygina. Jo, taip atrodo. Šitą pasirato, gražiai. Šitą pasirato, tai... Jo. Ieškausi padangų, susitariu penktadienį varau su vedimant, tai jo, iki penktadienį norėtųsi pasibaigti galiau Wayfinderius, pasiimt padangas ir jo. Sumoju šiaip, po biškį viskas kaip įdėdė lingalo. Taigi atėjus penktadienį, nuvariau pas pažįstamus, jį man permontavo padangas. Ačiū Lukui, Lukas man papėgiai realiai davė padangas. Paskutinės padangas, atlikus suvedimu, mašina iš karto pradėjo žymiai stabiliau jaustis ir žymiai smagiau važiuoti. Bet kitas dalykas, su kuo vis dar tai šiai dienai esu nesusturkis, tai yra rabinimas. Labai be proto rabina. Vis žadu daiti, kito dalyko daiti, bet vis kažkaip nedainu, tai jo. Nieko, kažkaip daisiu, reikės pasiruošti ir panašiai. Taigi atlikus visus šitus dalykus. Sekantis dalykas, ką filmavau, tai buvo pirmasis Race Street slalomo čempionato etapas, kuris vyko Alytui. Labai daug medžiagos neturiu tik porą važiavimų, nes dėja Tomytės ir Luko važiavimuose negalėjau stebėti. Bet sekiau rezultatų, žiūrėjau, kaip jiems sekėsi. Lukas maladėts, pasiėmė taurę, visai linksmai pašventėm, paminėjom visą tai. Viskas galiu lab? Bet kvepia benzinu. Po! Nachui jinai tau rašo dėmesio trūks. Ai, bibi žinau. Sakau nachui, sakau parašyk pis nachui, žurtą. Tomytį gaila, bet visai nedaug trūko, kad į trečią vietą įlipti, bet vis tiek praeitą sezoną ketvirtą vietą ROC klasiai pramušti. Man, jeigu gerai pamenu, pramušė visų važiavimus, tai mušė vos ne geriausią laiką iš visų, kas važiavęs Gacavinas, tai yra labai stipru. Visą medžiagą galite pasižiūrėti pas Tomytę kanale, kažkur tai čia bus užrašas, visai neblogas video. Po to sekė Jeffestas, Rykoj, show-off eventas labiau, tai visai smagiai irgi pasibuvom. Nuvarė buvom su Gyčiu ir Matu. Labai daug tenais nefilmavau, bet realiai tenais kas buvo įdomesnė, tai aš kažkiek ten pafotkinau, pafilminau, padariau trumpą reelsą tik tokią. Jo. Šiaip visai cool mašinos buvo. Tuomet sekantis dalykas buvo antrasis slalomo etapas Kuršėnuose. Šiame irgi nedalyvavau ir neplanavau, nes Kuršėnai yra Kuršėnai ir aš nevažiavau, bet Tomytė su Luku ir visa tada komanda važiavo ir taipogi, nes neinkėlė video, tai galite irgi nueiti pasižiūrėti. Greičiau man asmeniškai Tomytė jau kelia lygį su savo video, tai pats geriausias video buvo po kokią šią akimirkai. Ir tų užkulsių, ir kaip pats stripas sekėsi, ir panašiai, ir pats montavimas pagerėjęs, tai maladėt Tomytė. Aišku, daug dadėjo tas, kad nusipirkau pagaliau savo GoPro. Ir jo, aš gan rimtesnė GoPro yra negu mano, geresnė kokybė, garsas geriau įsirašo, tai jo, manau, ir automatiškai ir video kokybė kyla ir pačiam yra smagiau montuoti visą tą medžiagą. Jo, realiai taip po kol kas ruošimės, tada mano liveris. Realiai panašiu metu, kai vyko tą savaitgalį Kuršėnai, aš prieš tą savaitgalį realiai pasiruošinėjau visą liverį. Tai realiai, ko gaila, šitos medžiagos man nepavyko išsaugoti, nes aš pats gaminausi formas, aš pats pjauščiau plėvelę, aš pats ją visą klijavau. Ir realiai tokias rezultatas ir gavosi, bet visų procesų nepavyko išsaugoti visos medžiagos, kiek realiai ten buvo vargo, bet rezultatą visi matė ir dauguma sakė, kad liuks, tipo baisiai figiai netrodo. Net Unreliable Hebra užspotino, sakė, Maikono lola duos, tai jo, labai yra smagu, kad tokie irgi biški žmonės jau pastebėjo, tipo, palaiko ir tipo liuks, tipo, jie netrodo. Realiai pradėjom sezoną atidarėm mes jau, taip sakyčiau, visai galingai. Nuvarė visi į Mexico, tai buvau aš, buvo Tomytė, buvo Lukutis ir buvo Česka.
visi 4 išnaudėm. Labai buvo smagu prasilėkti, nes, nu, slalomas yra slalomas, jisai turi savo tokio, o taugė yra taugė. Dabar yra maždaug be 15:02. Jau kokį 10 km nuvažiuota nuo ir važiuojam daryti kažkokių įdomių veiklų. Prieki Civikas, už manęs Kregždė ir Lexusas. Tai manau, kad laukite tęsinio. Ką jūs? Dabar važiuojam su Luku Lauriu ir Česka. Pasivažiuoju Togę. Šešuolio operatorių turim. Kokia 15 minučių dar. Mas Luku atrodo ranas Togiai. Českos nežinau dar, ar įsivažiavę šitą Togę. Tai va, bus man dar Civiką nuėjai, tai reikia nenurašyti tiktais.
iš tokio turim va dabar tiek. Taip mes pradedam savo sezoną. Labai gaila, kad sakau, ta medžiaga susikaraptino, bet turim ką turim ir dirbam su to, ką turim. Taip pradedame sezoną. Tikiuosi, kad biškį stabilesni video bus ir dažniau mūsų įkelsim. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Tikis buvo nesenalis biškį video ir jo. Judam toliau už savo mašinų, toliau jas tvarkyti, toliau ruoštis kitiem etapam. Jau, kito karto bičiuliai.